Tie žiobriai. Atvažiuosiu dar šią savaitę. Na ką, labas rytas. Atvykom į Latviją prie Bartos upės. Bandysim sugauti žiobrį. Atvažiavau biškį pavėluotai. Iš tikrųjų jau vietų nedaug. Pagrindinės visos užimtas. Mačiau jau vienoje kitoj pusėje ištraukė vieną kitą. Ką, reikia ruoštis jaukus ir eiti mesti meškeres. Pasiėmiau šiandien pabandymų sensacą tokį. Kaip visada latviška, tradiciška žiobris vimba raudonas. Abudu gerai kvepia. Ką, reikia susipjaustyti krevetės ir žiūrėti. Bet man čia girdėjau Facebook'e, kad sakė gerai kimba ant dziko raudono, tai baltų raudono. Tai gal blogai šiandien pasirašiau. Nu, bet bandysim kažkaip tai, manau. Kiek bartai žiobrius gaudau, tai visada tik va tokią žalią krevetę naudoju. Srovė atrodos nemaža. Gerai turiu susirišęs iškart dėžutę pavadėlinę. Tai iš tikrųjų patogu, nereikia prie upės rištis. Kablys nemažas, 6 dydžio, uždėjau krevetį. Nu ką, prisikabinam pirmą inline sistemėlę ir bandysim užmesti. Kiek čia galim ruoštis, tiek ilgai jau. Nu jos srovė tai nemaža tikrai. Šiandien 80 gramų laikys. O, lygtais atsistojo. Lygtais atsistojo į savo vietą, nebeneša. Turėjau pirmą kibimą. Vienas buvo barkšt prisilietimas ir viskas. Ir nebenori biškį paragavo. Pirmas žiobriukas.
Pirmas žiobris tik pakeičiau. Meta permetęs ir yra didelis. Nu ką, pirmas žiobris ištrauktas. Kad buvo keičiausiai, kad tik užmečiau, nežinau, ten kokios minutė laiko ir iškart kibimas. Ant sensaso jauko. Šitas jaukos turėjo įtakos ar ne. Bet, žodžiu, kibimas tai labai geras buvo. Pjaunam dar vieną krevetės gabaliuką ir bandom vėl mesti. Per pirmas 2 valandas ir tik vienas žiobris oficialiai ištrauktas, buvo dar keletą tokių mažų kibimukų. Bet. Ir tas gerai, kad bent vienas užkibo. Na ką, kurį laiką ir nieko. Vieną ištraukiau. Kaimynas davė dzikų uždėjau. Bet nieko. Nei ant dzikų, nei ant pačios krevetės. Vis permetinėjau. Labai atvės oras kažkaip, labai vėsauka iš tikrųjų. Ir nieko, reikia laukti dar. Dar rytas yra, keliau gal po pietų bus geriau. Oras geras, vėjo nėra, tik tais tiek, kad vėsauka iš tikrųjų. Žmonių nemažai. Sezonas atidarytas bent jau su vienu. Nedidelė žuvis, bet duodasi tikrai gerai. Vieną dabar užmečiau biškį arčiau kranto. Labai netoli, tai žiūrėsim gal bus geriau. Nu va, pakeičiau vietą, pagaliau gavau geresnį. Iš pirmos vietos išvažiavau, tai žiūriu atsilaisvina. Su vienu pakalbėjau, sako, visai neblogai čia kibo. Nėra akmenų, nėra nieko, šiaip tai patogi vieta. Netoli tilto. Ką, bandysim. Užsimečiau meškerės. Tik su to žmogeliu, kur kalbėjau, sakė, ant slieko gerai kibo, o aš sliekų neturiu. Tai bandysiu krevetę. Kaip bus, nežinia. Kibimas, vieną nepakirtau. Užmečiau ir iškart antras ant krevetės. Gražiai duoda. Ir vėl nepakirtau. Ir vėl nepakirtau, jau per anksti. Jau per anksti, reikia ilgiau laukti ant krevetės tada. Daužė ir nieko. Dabar jau antras kibimas ant latviško jauko. Gaila, tų kibimų taip nedaug ir dar paskubė. Tai blogiau nieko negali būti. Krevetė apšilpė ir viskas. Iš eilės 2 žiobai paleisti. Nu ką, bandom toliau. Pakol kas vieta tikrai nebloga. Nėra daug akmenų. Vieta patogi.
Vėl kibimas ant krevetės. Nu ką, reikia laukti dabar ilgiau, kad eitų pakirsti. 2 kartus padaužė ir viskas. Reikia ant kitos meškerės irgi turbūt krevetę užsidėti. Jau 3 kibimai išėlės ant krevetės buvo. Čia man patinka. Bet taip jau nenori 2 tokį. Barkšt ir viskas. Iškart ant 2. Arba jie čia man susipainėja. Jo. Geras čia kažkoks. Gavo kitą meškerę. Nu, tika. Stipri žuvis. Opa. Gražus žuvrys. Iškart vėl ant abiejų kibo. Ką, trečias žebriukas. Vis šis tas tiek ilgą laiką nieks nekibo. Nekibo ir netikėtai pradėjo kažkas kabaliuotis. Šiandieną pagautas jau trečias žebriukas. Labai gražus dabar tai, kurį ištraukiau. Tikrai geras. Na ką, jau vakarą gal čia ir prasidės. Geriau negu diena buvo. O kibimas iškart. Ble. Ai, yra. O gal ir nėra, negaliu suprasti. Gal bus tai labai mažiukas. Pabėgo, išspjovė lauką. Tokį neblogą tašką susiradau. Nebuvo rytas užveržęs, nepasikirto. Neblogą tokį tašką susiradau. Stengiuosi ten mesti ir iš karto rezultatas realiai tik užmečiau. Gal manau, čia yra visai kitas rezultatas. Žodžiu, situacija tokia. Prieš tai dėdau krevetės visą gabaliuką, bet kad aš pradėjau ją sutraiškyti va šitaip. O šis pilnai visą suknaipu, yra visa tokia kaip košė. Ir tada aš tą košę bandau dėti ant to kabliuko. Dedasi labai sunkiai, bet kaip sakant, kažkoks veiksmas atsirado. O liktais kimba ant kitos. Ir
tada iškart kibimas pagerėjo. Iš karto pasikeitė reikalas. Kada dėdavau tą krevetės gabalą, tą visą cielą gabalą, tai kibdavo, bet neįdavo taip normaliai pagerti. Bet kada pradėjau tą košę dėti, iškart kibimas, va tik užmečiau. Iškart kibimas buvo. Tik nusileido realiai iškart. Bus arba nudaužė krevetę. Čia geras buvo, tik įmečiau iš karto. 2 smūgiai tokie gražus. Arba ateis dar kartą, arba bus nuvalgė. Jau pradėjo patikti, nes pirmas buvo tokia ramuma, kad ką tik įbai, kodėl nebekimbi. Paragavo ir pabėgo. Ką laukiam toliau? Nereikia laukti, va vėl. Žinau, per kamerą matęs ar ne, bet va vėl kibimas, reiškia, sukinėjasi aplink tą masalą. Vėl 4 žiobriukas. Gražiai spaudžia. Koksai. Koks gražus. Ir vėl, va, kaip minėjau, ant to raudoną avižėlę ir realiai gan dėdi tokia košinė. Ne gabalą krevetės, o grinai, va tokia va košė, tokia pliurzė. Tik užmečiau iškart vėl į tą pačią vietą. Tai aš manau, kad čia tas ir pasiteisina. Dar didesnis. Čia išvis gražus. Bet jau vos besilaikė. Tik užmečiau realiai ir iškart. Tik užmetu tą pačią vietą ir iškart kibimą. O kitą meškerę grinai liūdį nieko nėra. Na ką, ir vėl bandom. Tai kaip sakant, nežinau, bairis ar ne, bet gal čia visi taip gaudo, aš nežinau. O kibimas ant kitos jaučiu. Sujudina ir viskas. Tai va. Sutraiškom krevetės gabaliuką
Bandom uždėti tokia kaip košė. Sunkiai užsideda toksai. Grinai va tokia, kaip tešla. Ir viskas. Avižėlė va. Ir toks masaliukas. Avižėlė 6 numerė. Čia. Bartai kada gaudau, tikrai nesismulkinu su kabliuko dydžiu. Dedu didelį žiobris ir jisai tenais. Dar biškutį dar krevetės lukštų įkišame į vidų. Nu ką, vėl bandom pataikyti tą pačią vietą, jeigu išeis. Kažkur čia, kažkur čia. Tempiam. Ką, ir galvoju, gal reikia kitą persimesti, irgi kažkur į tą patį rajoną. Nes kažkas buvo vienas barkšt ir viskas. Ir daugiau nieko. Gal ant tos kitos mažiau kibimų, kad pavadėlis gal per ilgas yra. Nes aš šiandieną čia kai nekibu ir trumpinau ir ilginau, ką aš tiktais nedariau. Buvau iš vis padaręs iki 2 metrų realiai. Šėryklą naudoju 80 gramų per akis. Manau, užtektų ir kokią 60, 70. Mažesnių nesu pasiėmęs. Na ką, vėl ta pati procedūra. Čia kurį laiką nieko gero nebuvo, bet vat kai užėjo, tai užskaitau jau, sezonas atidarytas. Užmestas.
suprantu. Kas kokie 20 sekundžių į meškerę kimba ir po vieną smūgį. Ir smūgis galingas, galim sakyti, bet kai žiobris kimba, tai jis ten ėda ir suėda. Čia dabar vieną kartą stipriai taukšt, kitas kart vėl taukšt. Ir viskas kažką ragauja, bet nepraryja. Čia kurį laiką jau nieko gero. Turėjau dar ant šitos dar vienos meškerės kibimą neblogą. Paskubėjau ir dabar čia ant šitos. Realiai kažkur apie valandą laiko neištraukau žuvies. O vakaras, o veiksmo didelio nėra. Vienu momentu buvau užėję, kad taip visai neblogai. Kurį laiką nieko ir ir užkibo. Tampė. Stipri žuvis eina kur nori. Nu, tik. O, koks gražus. Gražus žiobriukas. Laukiau ir atėjo. Ką? Jo, toksai jau iš didesnių. Na ką, netikėtai užkibo dar vienas. Bet tą jau reiks jau paleisti, nes viršysiu norom. Nu, viskas, paskutinis žiobriukas ir namo. Aštuntas žiobrys. Šitą reikia paleisti. Latvijai galim paimti tik tais 7, kiek aš žinau. Nu ką, tie žiobriai. Atvažiuosiu dar šią savaitę. Na ką, viskas. Baigiau žvejybą. Tai žiūrim, vaininkė lydi. Žiobriai tikrai didelė. Labai didelė. Pakuojame daiktus. Na ką, viskas. Baigiau žvejybą. Pavyko pagauti 8 žiobrius. Ryte atvažiavau, neradau gerų vietų, kurios yra, kaip matot, čia prie tilto. Tai teko važiuoti į šoną, ten kokią pusę kilometrą nuo to tilto. Tai nieko gero, ryte keletą kibimų, vieną pavyko ištraukti. Tai po pietų žiūriu, čia atsilaisvino vietą. Atėjau ir iš karto prasidėjo kibimas. Gaudžiau pagrinde ant krevetės, buvau paskolinęs biškį tų dzikų, pinkų visokių, bet nieko. Tai reziumė tokie 8 žiobriai, 7 keliauja namo, vienas gyvena toliau.
Šią savaitę, manau, dar atvyksiu tą patį žiobrių pagauti. Tai ką pastebėjau šią žvejybą, kad jeigu, tarkim, nekimba 5 ar 7 minutės, būtinai reikia ištraukti ir permesti. Vėl pridėti pašaro, vėl dėti tą krevetę. Tai va, žodžiu, ir ta krevetė, kaip matėt, žiauriai šiandien tokią košę netgi padarydavau. Ir tada ir pakirtimas būdavo geras ir jisai gal geriau įsiurbdavo, ar kaip tenais. Nežinau. Bet tikrai pasiteisino. Nes pirmas dėjau tokį gabaliuką, didesnį gabalą, tai nebuvo tokio efekto, tik pradėjau spausti jį. Ta košė tokia, sunkiai ant to kabliuko užsideda. Bet pasiteisino. Žiobris tikrai didelis. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Kam patiko, paspauskit patinka. Prenumeruokit mano kanalą. Bus tikrai daugiau žvejybų. Šią savaitę dar vieną planuoju padaryti būtinai ant žiobrių. Tai va. O kam reikės žiobrinių avižėlių ar jaukų žiobrių, galite užsukti į kkžuklė.lt ir įsigyti. Tai va, pažiūrim dar kartą mano sugautus žiobriukus. Nu va tokie, šitas manau didžiausias gal ne. 14 litrų kibiras, tai visi realiai gražus. Tikrai visi gražus. Tai ką, iki sekančią kartą.